Easy now. Stogo darysiam lionkis aptraukimą. Home stylingą. Kokį buvo gazabelį ir kokį gazabelį dabar yra. O ir tai krasyvoje. Tumsu atrodytų piktiesnį. Dažims ir rimts mens. Ką parsvarėm ton mašiną ir ant pastoviai iš džiovo, pamatėm, kad prie tam tikrų kampų šveitas, kad ta mašina ir toj bišk žydra. Kam įdomoms, kad pats po apačiu turėjo šiek tiek žydromą. Nuėmėm anteną šitą. Antenas nerėk, tokim bairiam. Nenusientas. Augustas valas stogą. Nu, o čia biškėlį buvom praėjom su aparatu. Tai užgliuntavom, kad nesurūdytų. Reikės biškėlį apdažyti. Biškėlį sušveitam, kad geriau dažą sukėtų. Augustins yra apšalis, nes pamatė, ką reikia aptraukinėti. Išgirdom, kad sak 3.5 hours and have a buddy to help you. Tai ne kažkas. YouTube'e pasižiūrėjom, ten įsijungėm iš karto, ten jau očių užtėmtų, žinai, stolkšį mes bišk prilyginsiam, bet ką patvarėm patys daryti, supratom, kokie yra esmė gyvenime. Internete viskas atrodo papras, visi turtingi, laimingi keliaujam, o realybė įkapiai. Easy now. Biški priekiniai. Tai jo. Ne tiek daug. Nuo stogo reikia plaukt link tenai jaučiu. Nes vis čia kažkaip ne taip. Kaip, ir buvo vienas su lustrai. Aš kažką pagalvojau, kad vien toik detalėlį, nu kas čia bus, pasėmė, aptempė, pist, prikibdina ir viskas ten. Bandai išstumdyti orą, bet uns niko ar neišėjom. Tai tad keli vėl tempė, tiep darėm, 3 kartus mes pertempėm, nuplešam, ko nesam uždėn ir vėl tempam, iš visų galų kiek bein užtempam ir priglundinam. Pasižiūrėm, ką vis tiek šūds, paskiau vėl ir paskiau stumdėm kelis valandas. Užsidėjom plionkį, gabalą. Bandysim išsitampyti, nieko panašaus. Nesam gariant. Internet vis buvo paprasčiau. Pažiūrėk su tuo, kaip važiuoju. Blia, gerai, gerai. Gerai važiuoju. Pažiūrėk, jokio ryčių neliko. Glunda per vandenį. Jo. Nu, tai tu pažiūrėk. Aha. Pažiūrėk. Bet kai atrodo, tu juodu. Bet jo, čia variniai. Galutinių rezultatų didžiuosius manim ir savim. 12 seconds later. Rauklės, eik tu nafu. Toks variant su multiplį, tada pabandom aptraukti stogą su plionki. Į bet kiek daug reikalų. Pasižiūrėjom YouTube video, atrodo bet kiek paprasta, tipo, nu, vienas kadras, ką panei ten pasėmėm tom plionki, kits kadras, ką ten jau stogsį, kad stiklas aptraukts. Dabar užsidėjom ton stogą, žiūrėjom, kad vapšė, nieko panašaus. Ta prasme, daugiau nei protą, net neaišku, nu ko pradėti, ko ar pabaigti, tai nežinau, ko nišiais to nedėsiu, bet
Čia gero, Pizda čia. O, čia man patinka jau. Sugaišom kokius 4 valandas, sugadinom kokį toną nervų, vis tiek šudiną aptempėm. Pradėjant tiem sakom, kad turbūt pavasarį reiks vežti kažkam, ką profesionaliai pertėm. Tiek atrodo multiplas stogas. Paslėp mane pavėsi. Nu vo, vis kraštą užėjimą. Tokiai dalyką pavyko, bet yra daug klėskų. Kasiakų. Kasiakų. Kapči. Neaišku, ką paneidėjai atrodys. Daug vilčių į to nededu. Ai, finalką pabaigėm, tai išvažiavom, pasižiūrėjom, kad mes tos multiplus stogą net nematom. Aišku, reikės pasižiūrėti, ką vasarą dienos metu matysės. Tada nuspręsiam, ko daryti. O gal taip ir paliksim, nes lieka keli klėską, bet... Šitą. Koks šį bardaks, į kiek čia visko reiks suvėjai. Dabiškėlį nusimat, kai kas tom gražuoliam.